LRT darbuotojai atnaujina protestą už laisvą žodį ir ši tyla jums nieko nekainuoja. Sveiki, apie dienos įvykius tiesiog informuoja Svarbi valanda, laidoje matysite. Latvijoje ir Estijoje dronų incidentai. Estijoje bepilotis rėžėsi į elektrinės kaminą, Latvijoje sprogo šalia gyvenvietės. Manoma, kad tai pasiklydę ukrainiečių dronai. Bepilotis orlaivis sprogo vos už 400 metrų nuo gyvenamųjų namų. Subyrėjusio drono nuolaužos išsibarstė didelėje teritorijoje. Amerikai Iranui pateikus 15 punktų taikos planą, Teheranas pateikė savo paliaubų pasiūlymą, reikalauja karo reparacijų ir Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Ar įmanomas susitarimas tarp Amerikos ir Irano, aptarsime laidoje. Per pastarąją parą Ukraina atakuota tūkstančių dronų ir raketų. Lvivo meras sako, kad per visus karo metus nieko panašaus nematė. Bepiločius vieną po kito teko numušinėti beveik visą parą. Kaip matote, maskvėnai nieko nebijo, jie tik puola. Manau, tai turėtume pasakoti pasauliui. Švietimo ministrės įsakymas abiturientams pridėti po 10 taškų prie jų brandos egzaminų rezultatų prieštarauja įstatymui, tai paskelbė Vyriausiasis administracinis teismas. Dėl Seime svarstomų LRT pataisų balandžio 8-ąją prie Seimo vėl organizuojamas protestas. Pasak organizatorių, naujas įstatymo projektas kelia dar didesnę grėsmę žodžio laisvei, nei tas, dėl kurio protestuota prieš Kalėdas. Jis tikrai gali atverti kelią į visuomeninio transliuotojo kontrolės perėmimą. Latvijos ir Estijos oro erdvę šiąnakt pažeidė iš Rusijos ir Baltarusijos atskridę bepiločiai. Ryga ir Talinas mano, kad tai pasiklydę ukrainiečių dronai. Šiąnakt atakavę Rusijos uostus, iš kurių eksportuojama rusiška nafta. Latvijoje vienas bepilotis sprogo ore šalia gyvenvietės, kitas išskrido atgal į Rusiją. Estijoje dronas rėžėsi į elektrinės kaminą. Pirmadienį, kaip manoma, ukrainietiškas bepilotis sprogo ir Lietuvoje. Iš Latvijos praneša Vesta Silantiejienė ir Dainius Ožalas. Sprogusio drono nuolaužos Latvijos teritorijoje. Gyventojai iš netoli